kai prisižiūri pasaulį siaubų grupėse visokiose, paskui prisigalvoji pats. Čia yra, į baltą lėkštį piltą centimetriniai mano krevečiukai. Kai rūšiuoju krevetes ir kai siunčiu kitiems, visą laiką stengiuosi rūšiuoti krevetes iki lytinės brandos. Bet centimetriniai yra pavojingi su didesnėm žuvim. Ir sakau, turiu centimetrinių. Su neonais, su Galaxy, su koridorais gali būti, bet kokie barbusai internetijas greit sutvarkys. Tai tokių dar nesinčiu. Tada, yra krevečiukai, paauglystė. Jie yra, palyginti su centimetriniais, tokie, 1,5 centimetrą. Čia yra, šitos jau pradės to padaugintis. Tai tokias stengiuosi siųstis. Nes jeigu aš tokių neišrinksiu ir neišrūšiuosiu, pagal spalvas jos man prisidaugins skirtingas. Tai tokias jau turi būti atrušuotas ir jos yra greitas ir nuo visų žuvų pabėga. Ir man tokia mintis, ar aš neturiu, prisiskaičiau, kad krevetės būna mažas, o čia jau yra besidauginančias pilnai, besivysiančias krevetės. Viskas. Čia jau yra suaugusios, kurios dauginasi. Bet jos visas yra iki 2 cm. Aš siunčiu paaugliukus, centimetrinių nesiunčiu, siunčiu paaugliukus, o čia, matot, tarp paaugliuką ir suaugusias mamytės. Neršinčias, matot, pakankamai nedidelis skirtumas. Čia kur būrys ir jos, čia dar paauglys pacaniukas, o čia jau neršinti mamytė plačiai šonais. Ir aš galvoju, gal pas manęs krevetės, mažas, kadangi aš jas visą laiką mažas rūšiuoju. Ir dabar, kai susisėmiau iš visų akvariumų visas, matau, kad mano pergyvenimas yra bereikalingas. Čia turiu tokių motinėlių, kad ojojoj. Kiek užauga pilnai sena ciocė. Taip, man tas šviesumas tai per daug, tai per šviesiai. Čia centimetrinis. Jis jau gali eiti, ant jų mato spalva. Čia paaugliukas, čia suaugusi krevetė, čia tokia motina. Užauga jos iki tokių. Tai čia yra nedaug, 2,5 cm. Čia jau senutė. 1, 2 tokia. Tai viskas, o čia kokia, matot? Tokia prekiauju, o užaugo iki tokių. O tokia jau neršia, pilnai neršia. Šita mergaitė jau yra, jeigu apačia šonai yra platos, ji jau yra neršusi ir galbūt ne vieną kartą. Tai aš negaliu susilaukti krevečių didelių, aš nelaikau. Didelės laikau, tik tais čia bendram akvariume su žuvim, kur buvo, tai jos ir užauga. Nes man jau viskas, jau tokio ūgio pilnai neršia, o paskui jos dar kiek gyvena, tiek ir auga. O kiek jos ten, suprantat, akvariume su augalais tarp žuvų, kiek jos ten užauga, kada numirš, ašgi nematau. Dėl to, kol rūšiuoju jaunas, aš dydį matau ir aš dėl to pagalvoju, gal aš per mažas turiu. Nes visą laiką matau tokias, o užauga iki tokių mamyčių. Ir dabar tų didelių turiu pakankamai, kad įsitikinčiau, kad viskas su jom yra gerai. Mano pablūdusios marytės. Tai viskas gerai. Į mažą akvariumuką į kubą tokias yra geras, kuo mažesnį to geriau prisitaika, ant mažos gerai matosi spalva. Paaugliukai, įprastai siunčiu paaugliukus. Kuo krevetė auga, tuo labiau tamsėja. Čia viskas vieno šeimynas. Bet jau ir mažas turi būti. Jeigu kartais mažas bliškus, tai bliškus, meti kaip broką. Bet jeigu raudonas, jis dar tamsės.